Taigi sveiki visi, su jumis aš Adriana ir aš šiandien darau savo naują video. Ir šis video nebus challenge'as, prankas, nes jau rimtai pabodo. Šis video bus Q&A ir darau savo gyvenime pirmąjį Q&A ir tiesą sakant labai jaudinuosi ir tikiuosi, kad jis jums patiks ir jūs mane palaikysit laikais. Ačiū labai už visus užduotus jūsų klausimus, jų buvo labai daug ir visi labai įdomus, bet atrinkau pačius tokius gal su mintimi kažkokia, nežinau. Taigi norėjau tiesiog pateikti savo atsakymus humoro formą ir jo. Ir pradėsim. Taigi, pirmas klausimas. Ką tu pasirinktum? Ar būti visą laiką šalta ar karšta? Na, žinot, kadangi aš visada esu žiauriai karšta ir visiems būna žiauriai karšta prie manęs, kada visi randasi, tai jo, pasirinkčiau būti šalta. Nesgi reikia kažkiek atvėsti, reikia savo karštumą biškį sumažinti, jo. Antras klausimas. Kiek turi sesių? Kadangi priklausau Švento Mykolo parapijos vienuolynui, visi man kaip sesės ir broliai. Daug karočią. Trečias klausimas. Kaip sugalvojai pradėti YouTubint? Kaip manai, kiek subų ateityje surinksi? Taigi, pagal mano skaičiavimus, čia matote visą lentą. Ne lenta ir šį prieš kamerą sėdi, bet čia antra lenta. Va, žiūrėkit, čia yra visa schema. Taigi, čia jūs galite matyti ašį metų, o čia ašį subscriberių. Ir kaip matote, pagal mano apskaičiavimus, šį mėnesį pas mane yra kiek? 4000 subscriberių. Kitą mėnesį pas mane bus 8000. 12 mėnesį pas mane bus jau 12 000. O kitų metų pradžioje aš uždominuosiu YouTube ir turės 1 milijoną subscriberių. Tuo pačiu, Grybauskaitė išsigas mano populiarumo ir atsistatydins iš prezidento posto. Ir aš valdysiu Lietuvą. Ketvirtas klausimas. Ką manai apie Illuminati? Na, tiesą sakant, mano manimu, tai yra tikras absurdas. Nu, what the fuck, jų nėra, kas jais tiki, tipo, tik vaikai gali patikėti tokiais dalykais. Dieve šventas. Penktas klausimas. Ką darytum, jei lytų kebabais? Šeštas klausimas. Dėl ko pabėgai iš Lenkijos? Na, kadangi patys žinot, kad visi lenkai yra kaip ir čigonai vagys, tai mane tiesiog deportavo už vagystes. Septintas klausimas. Kokį didžiausią išdaigą padarys savo tėvams? Gimiau. Aštuntas klausimas. iPhone 7 ar 300 kebabų? Na, jeigu dabar apskaičiuot gerai, tai iPhone 7 kainuos apie 900 eurus. Čia tokia vidutinė kaina, kad būtų su normaliom specifikacijom. I mean, su daug atminties. O vienas kebabas daugmaž, pagal mano, nežinau, žinias, kainuoja iki 4 eurų. Tai jeigu mes dabar paimsim 4 eurus ir padauginsim ant 300, tipo 300 kebabų, tai bus 1200. Tai tiesą sakant, čia net kalbų nėra, aišku, kad kebabus imčiau. Devintas klausimas. Mėgstamiausi 3 atlikėjai ir muzikos stilius. Tiesą sakant, mėgstu labai daug stilių ir aš nesu tokia tipinė, nežinau, muzikos klausytoja, nes ten visi klauso dabar pop, R&B ir panašiai. Taip, man irgi patinka šios dainos, bet dažniausiai vis tiek klausau savitą tokį stilių. Dabar kalbu apie indie, nežinau, deep house ir sheep house klausau. Klausau dar funk, nes, nu nežinau, tiesiog man patinka tokie stiliai. Aišku, labai nemėgstu roko, metalų ir panašiai tų visų stilių, bet tokie vat kitokie, nežinau, išsiskiriantis, tai jo patinka. Aš galėčiau vardinti ir vardinti, nes čia labai priklauso irgi nuo dainos, nes turiu labai daug dainų, kurios man patinka. Tiesiog, jeigu atlikėjas gerai dainuoja, tai man ir daina patiks. Nu, jo, tai va. 11 klausimas. Patinka kempiniukas? Aišku, kad ne. Mangi jau ne 10 metų, kad aš tą kempiniuką žiūrėčiau. What the fuck? Nu, ta prasme, čia vaikams skirtas filmukas, tai jo. Nebefilmuoja jau, ne? Are you ready, kids? Aye, Captain! 12 klausimas. Kokia buvo tavo reakcija, kai surinkai pirmus 1000 subų? Tiesą sakant, buvau labai nudžiugus, man nuoširdžiai labai daug laimės buvo manyje tiesiog. Ir aš, tiesą sakant, aš verkiau net, ir jūs galėtumėte patys tą pamatyti, nes tuo momentu dariau laivą. Ir jo, ir šiaip aš 1000 subų surinkau per 2 dienas. Nuo to, kai įkėliau savo pirmąjį video, tipo šiais metais tokį lietuvių, normaliai, kad jau kada pradėjau kelt, tai vat pastoviai, tai jo. Ir šiaip aš labai gerai jaučiausi ir tiesiog kiekvienas 1000 man, nežinau, daugiau džiaugsmo atneša, nes kai aš matau tokius skaičius, kad vis daugėja žmonių, tai klausykit žmonės tiesiog. 13 klausimas. Ko svajojai būti, kai buvai maža?
Milijonierė. Čia yra tik vienas atsakymas – milijonierė. Gal tai skamba pernelyg banaliai, bet vieni norėjo būti astronautais, kiti modeliais, kiti dainininkais, o aš būtent milijonierė. Jo, man visada patiko pinigai. Aš žinau, kad galbūt aš esu materialistė, būtybė kaip aš lenkiškai pasakiau, materialistė. Aš žinau, kad kažkokių lygių aš esu materialistė, nes jo, pinigai man tikrai atneša laimę. Ir nereikia čia taip dabar, oi tu, nežinau, tau tik pinigai svarbus, ne žmonės. Man svarbios ir kitos žmoniškos vertybės, bet pinigai vis tiek atneša laimę ir džiaugsmą. Ir patys tai pripažinkit. Nereikia dabar iš savęs daryti kažkokių herojų, kuriems visai nereikia pinigų. Rimtai. Jeigu tu neturi pinigų, taip, tu irgi gali būti laimingas. Bet argi tu neatsisakytum, nežinau, dėl papildomų pinigų? Dabar jau turiu kitokius tikslus, nes žinau, kad milijonierė tapti yra tikrai nelengva, reikia dirbti daug. Taigi, jo, tikslas šis ir išliko, bet dėl jo reikia pasistengti ir reikia labai daug dirbti. Tai va. 14 klausimas. Kokias esi aplankius šalis? Šito klausimo aš jau sulaukiau labai daug kartų ir per laivus. Taigi dabar aš jums pasakysiu visas šalis, kuriuose aš esu buvus. Pirmą ir paskutinį kartą, daugiau tikrai nekartosiu. Taigi, Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Anglija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, taip, Lietuva, čia aš gyvenu, taip toliau, Malta, Northern Ireland, jo, Lenkija, Rusija, San Marino, Slovakija, Slovenija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Nyderlandai, Vatikanas, Turkija, Amerika, Egiptas ir Tunisas. Gal kažką pamiršau? Nežinau, galbūt, bet va, čia daugelį šalių ir ką tik išvardinau jums apie 30 šalių. 15 klausimas. Ką darytum, jei vieną dieną atsibūstum vyro kūne? 16 klausimas. Ką darytum, jei vieną dieną dingtų visi 4000 subscriberių? Ir paskutinis šiandienos klausimas yra, ar tiki paranormaliais reiškiniais? Kaip galima tikėti dalykais, kurie neegzistuoja, kurių nėra ir šiaip, kurie tiesiog yra neįmanomi? Vat, rimtai, visiškai nesuprantu. Tai ne. Taigi, mylimieji mano, ačiū jums labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums šis video patiko ir prisiminkit, kad šis video buvo kurtas humoro forma. Aš nenorėjau nieko įžeisti, aš nenorėjau, nežinau, kažkaip jūsų, nežinau, jausmus ir panašiai, jo, rimtai. Šis video buvo kurtas tik, kad pasijuokti. Jo, tik tokiu tikslu. Tai va. Ir aš jums labai už jūsų palaikymą. Nepagailėkit šitam video laikų, nes žadėjau padaryti sekmadieniui, bet padarysiu pirmadienį. Koks skirtumas? Tai va, ir tikiuosi praskaidrinu jums bent kažkiek nuotaiką. Su jumis buvau aš Adriana ir linkiu visiems gero vakaro. Žinokit, kad jūs aš labai visus myliu. Tikrai.